Kauno Žalgiris aktyviai tęsia Eurolygos socialinės programos One Team veiklą Lietuvoje. Šio projekto ambasadoriai Vilas Čeris ir Džeimsas Andersonas kartu su komandos administracija ir sirgaliais susitiko su Kauno socializacijos centro auklėtiniais. Žalgirio amerikiečiai kartu su fizinio parengimo treneriu Justinu Grainiu socializacijos centro auklėtiniams pravedė treniruotę, kurios metu darė apšilimo pratimus bei žaidė įvairiausius žaidimus. Iš tikrųjų labai džiaugiamės pasirašydami sutartį su Žalgirio krepšinio klubu, kad gali mūsų prižiūrimi jaunuoliai užsiimti tokia veikla, pasportuoti, ypač šios dienos užsiėmimas, dalyvaujant projekto One Team ambasadoriam Andersonui ir Čerį. Matėsi, kaip jaunuoliai noriai žaidė, sportavo, treniravosi. Džiugu buvo matyti. Šių metų One Team iniciatyvos atstovai Vilas Čeri ir Justinas Grainys pasidalino įspūdžiais apie šią socialinę akciją. Today was fun. I came out here and did a couple drills with the kids, got their blood flowing, got them to have a lot of fun out here today. It was all about just them coming out here and enjoy themselves and come in the practice arena and have fun, with the other kids. And, me and James and Houston was teaching them a few things. 5-on-5, I think that's where they had the most fun. They got to go up and down and play. I think I had the most fun chasing the kids around and trying to tag them and stuff like that. But today was just all about just some good old-fashioned fun, with the kids out here for the team. I didn't see any kids out here complaining or getting mad at each other. They all were just out here having fun. So that's one thing you always want to preach to kids. Is sportsmanship. Just come out here, have fun, and don't have any fights or messing around like that. And I didn't see any of that today from the kids. They just came out here to have fun and play basketball, so that was great. Teko man dirbti ir pernai metais su šiais vaikais ir labai smagu, kai ta kasdienybė, dalykai, kurie mums yra kasdienybė, jam suteikia džiaugsmo ir jie daro viską su emocijom, užsivedę, su noru, rungtyniauja ir galbūt tą visą pyktį kažkokį ar ką jie išlieja aikšteliai. Ir manyčiau, kad tikrai šis projektas juos visus tikrai vienyje. Ir dar kartą pasikartosiu, kaip smagu vesti treniruotę, kai tie dalykai, kurie jau tikrai yra monotonija ir kasdienybė, kitiems suteikia džiaugsmą. Sėkmingas bendradarbiavimas su Kauno socializacijos centru ne tik suteikė džiaugsmo vaikams, bet ir padėjo jiems visapusiškai tobulėti per sportą ir krepšinio žaidimą.